Sapnai tai būdas atpažinti prakeiksmą, bet labai mažai žmonių tuo naudojasi. Dar mažesnis kiekis žmonių moka tai tinkamai iššifruoti. Šiame video aš jums parodysiu, kaip patiems nustatyti, ar jūs turite prakeiksmą, nužiūrėjimą, porčią ir dar daug ką. Kai jums yra atliktas ritualas su tikslu jums pakenkti, jūsų bioenergo laukas tai labai puikiai sureaguoja. Ir pagrindę sureaguoja per sapnus. Žinoma, reikia skirti tuščią sapną ir sapną rimtą. Kaip tai padaryti? Pavyzdžiui, jūs pažiūrėjot vakare kokį trilerį, siaubo filmą, dar kažką ir sapnuojate scenas panašias tame filme. Faktiškai jūs tiesiog įsisavinat informaciją ir šis sapnas yra laikomas tuščiu. Tačiau jeigu nei iš šio, nei iš to jūs sapnuojate tam tikrus dalykus, susirūpinkite. Ir pagrindinis dalykas yra, kad jūs, tarkim, esat kažkokioje patalpoj ir staiga dingsta šviesa. Tai yra vienas iš pirmų požymių, kad kažkas padaryta rimto. Taip pat jūs sapnuojat, kad jūs kažkur bėgat, krentat ir vėl kylat. Sapnuojat save, pavyzdžiui, duobėje. Aplink daug purvo, žemės, nešvaraus vandens. Visa tai byloja, kad jūs turite kažkokį negatyvą. Jeigu jums yra padaryta per demonus, per visokius kitus dalykus, tai į jūsų sapną gali ateiti būtybė, kuri gali turėti net labai gražų pavydalą, tiesiog ištiesti jums ranką. Ir jeigu jūs tą ranką paspaudžiat, reiškia jūs patys sutinkat gauti tą dalyką. Žinoma, jūs to nesukontroliuosit. Ir tiesiog tokie sapnai žymi, kad jūs tai gaunat. Jeigu jums daroma per nekrotinį ryšį, tai gali padaryti sapne jūsų miręs giminaitis. Patikėkit, tai yra labai paprasta. Jūsų energija yra jūsų raktas į jūsų pasąmonę, o jūsų pasąmonė atspindi viskas. Juk tai, ką jūs laikot magija, man kvantinė fizika ir kiekvienas reiškinys gali būti paaiškinamas, kad ir pavyzdžiui per sapnus. Taip pat jūs sapnuojate gyvūnus, tuos, kuriuos bijote, kurių nemėgstate. Kai kurie bijo pelių, žiurkių, kai kurie vabzdžių, varų, tarakonų. Visa tai žymi, kad jums padaryta labai ir labai stipriai. Na, o jeigu jūs norite to išvengti, tiesiog parašykite man privačiai. Sėkmės jums.